Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Kauno antstolė Sonata Vaicekauskienė teigia, kad teismo sprendimas grąžinti mergaitę motinai bus įvykdytas iki kito ketvirtadienio. Tuo metu Garliavos Klonio gatvėje esančius Venskų ir Kėdžių namus bandoma paversti dar didesniu traukos centru. Kieme pastatyta scena, groja muzika, žmonės raginami rinktis vis gausiau. Venskienės namai virsta Garliavos kultūros centru. Kaip tokioje situacijoje vykdyti teismo sprendimą, šį vakarą ir kalbėsime su antstole Sonata Vaicekauskienė, labą vakarą, ir vaikų psichiatru Linu Slušniu. Sveiki gyvi. Taigi, pirmiausia, siūlau pasižiūrėti, kas šiandien dėjosi Garliavoje ir po to pradėsime pokalbį. Truputį žemės, truputį saulės, truputį laimės visiems pasaulyje. Ir mūsų žemėje gera bus. Kad niekas mūsų dangaus neliestų, kad mūsų sodo žiedai nevystų. Truputį saulės, truputį meilės ir mūsų žemėje gera bus. Taigi, tokie vaizdai, na, ponia Slušny, jums tai netrodo pakankamai surrealistiška, tarsi, na, Alisa stebuklų šalyje? Nu, jau, taip neturiu ką neatsakyti, tiesą sakant, čia turbūt net sunku komentuoti, tiesą sakant, kas čia vyksta. Mes turim kritinę situaciją, kaip aš sakau, čia yra mūšis, karas, aš vadinu tai situacija, kada mes turim krizinę, karinę situaciją, kurioje pagrindinis veikėjas įtrauktas yra vaikas, nepilnametis asmuo ir staiga mes turime koncertą. Nu, tai tas pats, kas griaudint bombom, arba čia šiuo atveju galima dar sulyginti, neseniai minėjom 100-metį Titaniko, sakysim, skęstant Titaniko, aišku, groti muzikai, nu gal, bet šiuo atveju gal čia ne Titanikas skęs, čia tik tai tiek, kad nu, man sunku suprasti, ką norima pasakyti iš to koncerto. Kad jūs visi aplinkui, kurie galvojate, kad nesant įrodymų, laikyti mergaitę tiesiog pas globėją, nevykdyti teismų sprendimų, nevykdyti kažko tai kito yra normalu, tai aš tai šito nesuprantu. Čia iš ties surrealistinė, čia ne Alisa stebuklų šalyje, ten viskas daug gražiau. Čia, ko gero, jau panašu į tam tikrą minios nesusivokimą, ką jie daro. Čia jau yra liūdniau. Na, tikslas, aišku, yra paprastas, kad susirinktų kiek įmanoma daugiau žmonių. Tai tą pragmatišką suvokimą ir tikslą galima suvokti, ar ne? Ko siekia Venskienė savo pievutėje darydama koncertą. Tam, kad būtų kiek įmanoma daugiau žmonių ir viskas aišku, ar ne? Bet tai kam tas daroma? Juk tai transliuojama visą laiką, kad čia saugoma mergaitė. Daroma visą laiką tas poveikis per mergaitę, per jos tą situaciją. Jinai toje veikloje visą laiką įtraukta dalyvauja. Aš su siaubu galvoju, jinai mato tik vieną vaizdą šiuo metu. Jinai nebemato normalių vaikų, jinai nebemato normalaus vaikų tarpusavio bendravimo, jinai mato tik tai kažkokią tai idėją, mintimi užsikrėtusių, suaugusių žmonių minę, kuri toli gražu neaišku, ar jinai yra teisi. Ir ko gero greičiausiai jie yra neteisūs. Ji mato tik šitą vaizdą. Kaip galima, man sunku suvokti, kaip gali suaugę žmonės, turėdami šalia 8 metų vaiką, su juo šitaip elgtis. Jau vienas iki pasakiau ir pakartoju dabar, žinaudamas net, kad užsišauksiu didelę nelaimę ir nedraugystę, sakysim, Kauno galbūt, tų žmonių, kurių man nuoširdžiai gaila. Man nuoširdžiai gaila tų, kurie ten tame koncerte yra, tai užsitrauksiu tikrai didelę nemalonę, bet pasakysiu, tai yra ant pamišimo ribos. Kažkas tai nerealaus. Vadinasi, mes šiandien Lietuvoje gyvenam po tiekos metų, aš visą laiką sakau, aš šito nesitikėjau. Teisingumas yra nesvarbu, ant teisingumo mes šokame, ant teisingumo mes trypėme su muzika, su dainomis ir sakome, valio, taip turi būti. Tai jeigu tai tęsiasi ilgiau, tai aš visą laiką vieną dalyką sakau. Jau čia ne psichiatriškai sakau, grinai kaip žmogus, kuris matau gilesnius dalykus.
Nuo to momento, jeigu mes ilgai šitą užtęsime, mes galėsim nebemokėti baudų už pažeidimus, mes galėsime daryti, ką norim ir sakyti, nes tai yra galima. Nesvarbu, ką priėmė sprendimas, ką priėmė teismas, nesvarbu, kas nutarė oficialios struktūros. Mes galime daryti, ką norim. Mes einam, laužom visus standartus, nes teismo sprendimai visi, ką pasako, yra aplinkui kvailiai. Aš vienas, kuris žinau, ką darau. Darau koncertus ir šoku. Čia man sunku suvokti šitą. Pone Vaicekauskiene, apskritai, kalbant apie teismo sprendimo vykdymą, jūs kalbat, kad per savaitę jis vis tiek bus įvykdytas. Kokias išvadas jūs pasidarėt po praeito bandymo įvykdyti teismo sprendimą? Po praeito bandymo įvykdyti teismo sprendimą mes susėdome ir, ta prasme, kiekviena institucija suprato, ką jinai turi daryti, ką jinai turėjo daryti ir ko nepadarė. Dabar, manau, sekančiame etape, kai šitas teismo sprendimas bus vykdomas, daugiau taip nebepasikartos. Tokių klaidų, manau, mes nekartosime. Kas tada buvo padaryta blogai? Dabar jūsų nuomonė. Kas buvo padaryta blogai, vėlgi mes čia, kas buvo padaryta blogai svaidytis, irgi matyti nėra tikslo ir reikalo. Visi turbūt žino ir matė ir supranta, kas buvo padaryta blogai. Šito daugiau, ta prasme, giliau komentuoti aš gal nelabai norėčiau, nes vis tiek mums reikia visiems dirbti, įvykdyti šitą teismo sprendimą ir kaltinimų mėtymas vienas kitam tikrai šito sprendimo vykdymo nepalengvins. Aš tik tai noriu pasakyti vieną, kad be abejo visa Lietuva galvoja, kad čia antstolis yra žvėris ar kažką tai tokio. Patikėkit manim, šitą sprendimą vykdyti man yra irgi be galo sunku. Aš esu irgi žmogus, bet esmė tame, kad aš esu valstybės deleguotas asmuo vykdyti teisingumą. Tai yra vykdyti teismo sprendimus. Ir sprendimas vienoks kitoks, ar jis man patinka ar netinka, aš jį turiu vykdyti. Jeigu šito sprendimo nevykdysiu, aš jį vykdys, bet antstolis. Taip, turbūt tai nereikia atsiprašinėti visuomenės už tai, kad žmogus dirba savo darbą. Bet irgi situacija gana paradoksali, ar ne? Tai, ką antstolė, aš labai atsiprašau, bet, mano toks darbas. Taip, nes žmonės galvoja, kad aš čia taip man patinka, aš čia darau ir aš čia kažką tai... Jūs nesigailit apskaitai, kad ėmėtės šito, nesigailit? Gyvenot savo ramiai, niekam Lietuvoje, jeigu taip jau labai bendrai įsireiškus, nežinoma antstolė, dabar turit priešų, bent jau Garliavoje. Matot, priešų mes turime visada, nes aš jau tą darbą dirbu 20 metų, tai kad vien tik tai draugų turėčiau, nes antstolio darbas jisai ir yra... Nėra draugų paieškos draugų paieška. Tai yra viena pusė visada, kad kažkada būna nelaiminga. Tai yra... kaip pavadinkime, tai sprendimų vykdymas prievarta, nes kas gera valia pas antstolį niekas neteina, gera valia pas antstolį ateina išieškotojas, kuris nori atgauti kažką tai savo skolą ar kažkokį tai sprendimą įvykdyti. Ir vėlgi aš norėčiau gal pasakyti, kad šitos bylos įvykdymas buvo labai galimas paprastai. Nes aš šitą aiškinau, be abejo, šito nepaleido į eterį tuos filmukus rodinama Venckienės aplinka. Aš sakiau, kadangi teismo sprendimas yra toksai šiai dienai, perduoti mergaitę motinai, mes galėjome labai paprastai ramiai perduoti mergaitę motinai. Mergaitė ir motina yra saugomos valstybės. Ir jeigu aukštesnės instancijos teismas pasisakytų kitaip, šitą sprendimo atgrįžimo vykdymą, vėlgi mergaitės grąžinimą globėjai, yra labai lengvai vykdyti. Tai yra greičiau kaip per pusdienį. Kaip? Tai jeigu sprendimas būtų pasakytas, kad vis dėlto mergaitė turi gyventi su globėja, mergaitės ir Stankūnaitės apsauga vaiką sugrąžintų globėjai. Viskas, problemos išsprendimas. Tik tai šito niekas nenori girdėti. Nes mergaitė saugoma, taip, jos apsauginiai pasiema vaiką, savo saugomą asmenį ir atveža, bet šiuo atveju tie patys apsauginiai galėtų vykdyti teismo sprendimą irgi. Numato, teismo sprendimą vykdo antstolis. Bet... Lygiai tas pats antstolis, jeigu būtų priimtas kitoks teismo sprendimas, kad vis dėlto reikia mergaitę grąžinti, su tas pats antstolis ir sugrąžintų tą vaiką. Vėlgi pas globėją. Na gerai, tai dabar įsivaizduokim, teismo sprendimo vykdymas. Vyksta koncertas, ten kažkas groja, ar ne? Rytoj gal gros kita grupė. Kaip suprantu, leidėjas, leidyklos Versmės savininkas ir vadovas ponas Jonušas tos koncertus finansuoja.
atvažiuojat, ten keli šimtai žmonių ir ką, tai policininkų reikia dar daugiau, tai čia kaip karas, toks mažas karas, mažos riaušės, ar ne? Aš tą ir sakau visą laiką, kad mes gyvenam jau karo stovyje, mes jau gana seniai gyvenam. Aš pastaruoju metu pradedu juoktis, kad Lietuva sugebėjo įveikti ekonominę krizę. O Taip sako premjeras, kaip yra iš tiesų. Pamažu mes atsigaudinėjom, mes pamažu galbūt, kaip ten yra, bet kuriuo atveju kažkaip tai tie finansinė situacija bent jau stabilizavosi, pavadinkim. O čia mes nesugebam stabilizuoti situacijos, jinai tebe eina žemyn. Jinai visą laiką žemyn ir žemyn ir žemyn. Ir manau, kad tą dugną dar mes nepasiekėm. Ir jeigu čia jau šitie koncertai, tai yra tas dugnas, tai reikia kuo greičiau tą situaciją baigti. Krizės yra paprasčiausi elementai iš tiesų, jeigu kalbėti apie bendrąją krizę. Tai čia šiuo atveju tada, kai jau buvo perduota globėjai ir iš naujo, sakysim, buvo prasidėjęs procesas, kad susigrąžinti mergaitę, kai nebuvo pateikti tam tikri įrodymai arba teismas nerado jokių įrodymų, sakysim, pačios pedofilijos, tai ta krizė, kai prasidėjo, jinai niekaip negali baigtis. Man, sakau, suaugęs žmogus ištverti gali bet ką. Baisiau yra žiūrėti į pačią mergaitę. Ir panašu, kad šiandien niekam nebeįdomu tos mergaitės būsena. Niekas apie tai negalvoja. Galvoja apie tam tikras ambicijas. Man kyla... Šiuo atveju turbūt galima būtų, atsiprašau, kad pertraukiau, šiuo atveju turbūt galima mergaitę palyginti, kaip vėliava kare, ar ne? Taip. Niekas nenori vėliavos atiduoti kitai kariaujančiai pusėje, jau geriau, būti nušautam su ta vėliava rankose. Panašu taip. Tada būsiu auka. Ir jau jeigu žūsiu kaip didvyris. Va čia šito ko gero ir norima pasiekti, kad kažkas kažką pagaliau sužalotų, sulaužytų galų gale vos ne mergaitę kažkas imdamas tos intervencijos metu. Ir tada jau visi pasakytų, matot, mes tai saugom, o čia staiga visi kiti nemokėjo saugoti. Ir tas, kas ir vyko ir kovo mėnesį, imant mergaitę, tai jeigu kas buvo ir negerai padaryti, tai tik rodo, kad mes, pirmiausia, tai labai bijom, nesam laisvi žmonės ir labai bijom vykdyti savo pareigas. Mes bijom ko? Mes bijome, ką pasakys minia, ką pasakys iš šalies ir tada visi toj vietoje labai ryšku yra, kaip mergaitė tampa kaip karšta bulvė. Aš galbūt tu imk ir staiga nei vienas nenori to daryti. Tai yra aiškus nesusitarimas. Aš tikiuosi, kad kitame intervencijos etape tas susitarimas jau bus įvykęs. Po reklamos mes pratęsime pokalbį studijoje, likite su mūsų kanalu.